Labas vakaras, mėly BTV žiūrovai. Labas vakaras žiūrovai studijoje. Labas vakaras žaidėjai prie stalo. Na štai. Trečiadienio vakaras ir su jumis televizijos žaidimas Taip ir ne. Sveiki. Ir karto pristatau mūsų pirmojo pusfinalio dvi poras. Nuostabiai žavi, išskyrus pusę šeimyninė pora. Milisandra ir Algis Radzevičiai. Tai mūsų, kaip jau matyt pastebėjote, mes žaidime stengiamės, kad dalyvautų žinomų žmonių pora. Na, jiems teks žaisti prieš jau ne vieną kartą dalyvavusi panašiame žaidime Vytautą Balžeką ir, kiek suprantu, debiutuojantis žaidime Audrius Rūtė. Labai trumpai, Milisandra, kaip vaikelis auga? Oi, labai gerai. Puiku. Na, aš galiu tik pasigirti tiek, kad kartu su Algiu mums teko dalyvauti mūsų žaviai damai kaip tik tuo metu, kai įpėdinis atėjo į šį pasaulį. Žinau, kad jums vis tiek buvo linksmiau, kai aš šalia buvau. Taip, aš tik noriu papildyti, kol mes laukiam, reiškia, Uošvių namuose ateinančio į pasaulį mūsų vaiko. Ryte jau nebesupratom, kuris yra tėvas iš tikrųjų. Na, šiek tiek mes panašus, tik tais Algis be akinių ir šiek tiek trumpesni plaukai. Tai aš tik viešumoje nesirodau šiaip. Taip ir yra. Gerai. Na, Vytautai, laukėt ir sulaukėt, pakliuvot į mūsų žaidimą. Noriu priminti, kad štai prie juodojo stalo yra pora, kuri pateko per atrankinį mūsų žaidimo turą Lietaus eteryje. Radio stotis Lietus mūsų žaidimo bičiulis ir kiekvieną darbo dieną nuo 2 iki 5 valandos puikioje laidoje, linksmoje laidoje Ant kalno mūrai vyksta atrankiniai turai. Jūs juos įveikėte ir šiandieną štai čia. Noriu palinkėti sėkmės, tikiuosi, kad abi poros žino taisyklės. Žaidimas vyksta iki 2 taškų kiekvienam pusfinalyje. Laimėtojai patenka į finalą. Jeigu rezultatas 1-1, viską lemia, kas bus po baltų gaubtų. Kurie atspėja, tie patenka į finalą. Superfinale laimėtojai turi 1 minutę laiko, atsako į klausimą, laimi prizą. Pasiruošę? Linkiu sėkmės, jūs taip pat. Na, padrasinkim mūsų žaidėjus visus. Labai svarbus mūsų žaidimo elementas yra žaidimo tema, kad būtų šiek tiek įdomiau ieškoti iš vienos arba kitos pusės. Na, kokio gamtos reiškinio mes labai retai matome žiemą ir labai grožimės vasarą? Perkūnas. Perkūnas. Nelabai grožimės perkūną, nes gali... Vaivorykštė. Vaivorykštė. Taigi šiandieną mūsų visi atsakymai bus susijęs su vaivorykšte ir 7 jos spalvomis. Aš tiesiog priminsiu, kokios tos spalvos yra. Tai yra violetinė, mėlyna, žydra, žalia, geltona, oranžinė ir raudona. Vat tiesiog štai vaivorykštė ir 7 jos spalvos. Tikrai nesunku, o dabar dėmesio pirmojo pusfinalio pirmojo raundo prizas. Vichy veido odos priežiūros priemonių rinkinys. Stangresnė oda, spinduliuojanti jaunystę. Na, pirmasis klausimas ir jums reikia po klausimų, į kuriuos galėčiau atsakyti taip arba ne, pasakyti, koksgi dangaus kūnas slepiasi po šio klausimu. Taigi, dangaus kūnas. Prašau. Ar jis mėlynas? Galima tai pasakyti. Taip. Prašau. Tai planeta? Taip, tai planeta. Kvailas klausimas, bet užduosiu. Mūsų galaktikos planeta. Mūsų. Saulės sistemos. Mūsų galaktikos Saulės sistemos planeta. Jų dabar, kiek žinau, yra 8, nes vieną išbraukė. Ta pačia 9 ir dabar yra 8. Prašau. Ta planeta gretimos orbitos Žemės orbitai? Ne. Tai jau 2 atkrenta, jeigu turėjote tas omeny. Prašau. Ar planetos pavadinimas yra moteriškos giminės? Taip. Moteriškos giminės yra planeta. Galite spėti, jeigu nepataikot, iškrentat. Štai laukia Elmenhorster kampelis. Na tai gal bandom spėti, turbūt tai būtų... Kuris spėja? Taip. Na, jos pavadinimas atspindi moteriškas. Tai prašau. Tai manytumėm, kad tai būtų Venera? Na, Venera, jinai yra kaimyninėje orbitoje su Žeme.
Nes yra Merkurijus, Venera, Žemė ir taip toliau. Tai Venera negali būti. Melisandra, man labai gaila, bet jūsų laukia štai atsigaivinkit, kad jūs pasitraukit laikinai iš žaidimo. Algeris lieka vienas. O dabar bus lengva žaisti. O tai gal ta planeta, kurioje mes gyvenam? Taip. Tai spėjam. Spėjat? Taip. Pagalvokit gerai, nes galite iškristi. Prašau. Žemė. Žemė. Mėlynoji arba žydroji planeta. Žemė. Pirmas startas sudavėm stalui. Bravo. Taip paprasta. Prizai jums. Tikiuosi turėsit kam padovanoti. Laukia iš žaidimo grįžtančių vyrų damos. Na ir dabar mes laukiam grįžtančios Melisandros. Labai gaila štai kaklaskarė ant Algio kaklo, kaip ir sufleravo žydroji arba mėlynoji planeta. Jūs dabar pradėsite. Dėmesio, pirmojo pusfinalio antrasis raundas. 1-0, pirmauja juodieji. Jie ir pradės. Antrasis raundas. Ir dėmesio, prizas už teisingą atsakymą. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra vaivorykštė ir jos spalvos. Transporto priemonė. Tai lengvoji? Na, jinai tikrai yra lengva. Tai yra automobilis. Ne, tai ne automobilis. Tai gal lėktuvas? Ne ir ne lėktuvas. Ar tai vokiečių gamybos priemonė? Gali būti ir vokiečių, bet nebūtinai. Tai Volkswagen markės transportas. Ne, ašgi sakiau, kad tai ne automobilis. Išeikvojot veltui vieną klausimą. Kaip čia pavadinti? Ar tai plaukianti transporto norėjau tą patį priemonė? pasakyti. Ar vandens? Vandens. Taip. Ne. Tai dviratė transporto priemonė. Dviratė. Taip, dviratė transporto priemonė. Gaminama Lietuvoje. Taip, gaminama ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje. Neturit dar variantų? Ne? Prašau? Gal Zuoko akcijai buvo čia Vilniaus mieste. Jie. Jie, tai kas jie? Tie. Tos transporto priemonės. Prieš kurį laiką. Prieš kurį laiką jos buvo Vilniuje. Geltoniai dviračiai. Kokie? Geltoniai dviračiai. Ne. Na ne, lygioj vietoj. Melisandra juokiasi. Ponia Vytautai, jums reikėtų eiti, bet gal neskubėkit, jūs gal turite teisingą atsakymą. Oranžiniai. Oranžinis dviratis. Oranžinis dviratis. Padovanojęs tašką. 1-1. Aš jau norėjau kilti. Puikus laikrodžiai Melisandra ir Algiui. Na, Vytautai, aš suprantu, kad čia davėte, kaip sakysim, papildomų taškų, kad būtų baltasis gaubtas. Na gerai, tuo įdomesnis mūsų žaidimas. Ir dabar 1-1, pradės vėl baltasis stalas. Ir kaip jau įprasta, į studiją keliauja pats įdomiausias mūsų klausimas. Baltas gaubtas. Ir kas po juo? Tai mūsų dėlioji vieta ir mūsų baltasis, net akinantis gaubtas. Ir prieš klausimą, kasgi čia yra, pažiūrėkite, kągi jūs laimėsite. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Labiausiai šio prizu džiaugiasi Melisandra, aš matau, labai mėgstat saldumynus. Nu, vaikas irgi laukia kažko saldaus. Aš uždraudęs esu vaikui saldumynas. Kas čia dabar? Tai aš suprantu, kad saldumynų niekad nebūna per daug, nes tėvelis irgi mėgsta. Ne, tėvelis mėgsta kontroliuoti, kad jų nebūtų namuose. Vat pirmą kartą išgirdau. Bet tai nėra blogai. Ačiū jūsų žaidimui, mes iškilo tam tikri dalykai. Tai tokiu atveju be problemų, jeigu laimėsit, galėsit padalinti prizą publikai. Jie labai mielai priims jūsų vienareikšmį. Gerai, puiku. Publika laukia dosnios Melisandros ir Algio dovanos. O dabar dėmesio, kas čia yra. Prašau. Ar tai valgomas daiktas? Ne. Ar tai knyga? Ne, tai ne knyga.
turėtum į raudonąją knygą. Variantas. Raudona Prašau. ir juoda. Ar jos spalva žalia? Ne. Spalva ne žalia. Tai yra iš plasmasės pagamintas daiktas. Ne. Stiklinis daiktas. Ne. Ar tai gėlė? Ne, tai ne gėlė. Ar iš geležies pagamintas daiktas? Ne ir ne iš geležies. Ar tai susijusi su violetinė spalva? Ne, ne su violetinė. Ar iš medžio? Ne, ne iš medžio. Tai gal rūbas, aksesuaras, kažkas tokio. Ne, ir ne drabužis. Augalas. Ne, ne augalas. Tai gėlė, taip pat tai ne. Tai brangakmenis gal koks. Ne, ne brangakmenis. Namų apyvokos daiktas, galų gale. Ne. Ne. Tai mėlyna. Ne, nesu mėlyna. Ar raudona? Taip, su raudonas spalva susijęs kažkas yra po baltų gaubtu. Tai sveria daugiau negu 100 gramų tas daiktas. Ne, mažiau. Bet svoris čia ne esmė. Įrankis. Ne. Įrankis. Su juo galima piešti, rašyti, braižyti. Ne. Ar kiekvieno žmogus namuose yra tas daiktas? Tikrai ne. Manau, kad labai labai reto. Gal vienas iš... Nelabai turbūt ir surastum, kas Lietuvoje turi tokių daiktų. O per šventėse gal pakabina kaip nors patėse, iškelia. Ne. Kaip pat... O minį vėliavą? O panašiai, vimpelą. Patiesti vėliavą. Tai kaip jis naudojamas kaip praktiškai, tai prasme, kaip papuošalas kažkoks jisai gali būti, ar... Ne. Ne. Tai gal yra koks piniginis vienetas? Ne ir ne piniginis vienetas. Ar moteris gali Gali. juo pasinaudoti? Ar pasinaudoti? Ne. Tai pagamintas iš popieriaus? Ne. Jis nepagamintas. Apskritai, jis nepagamintas. Jo pavadinime, pačio to daikto, pavadinime yra raudonos spalvos, vadinkim, kažkoks tai... Taip. Yra, ar ne? Aš abiem komandom galiu pasakyti, kad vienas žodis yra susijęs su raudona spalva, o antras žodis... Yra kažkas. Kažkas. Bet kas tas kažkas? Raudonas, raudonasis, raudonoji. Tas gal patalpintas į kokį tai turi, tai tarkim į kokį indą. Tas... Ne. Tikrai ne raudonasis spalis. Gal koksai būtų akmuo? Ne. Ne akmuo. Chemijos pramonės gaminys. Ne. Aš dar kartą priminsiu, kad tai yra nepagamintas daiktas. Gal čia gyvūnas yra? Ne, čia ne gyvūnas. Ten vaisius koks? Taip, galima pavadinti tą visą daiktą, kas ten yra, vaisius. Plačiaja prasme. Ar tai birus daiktas? Ne, nebirus. Nebirus daiktas. Tai yra apvalus jisai. Nėra pailgas, nėra kitų. Apvalus. Ne, neapvalus. Parduotuvėse galima Lietuvoje įsigyti? Ne. Tikrai ne. O tas vaisius auga, tarkim, ne Ispanijai? Ne. Prieš tai buvo klausimas, ar tai augalas. Tai ne augalas. Tai ne augalas. Prašau. O jūs įvalgėte? Ne, ir labai nenorėčiau. Valinskas nevalgė. Jeigu aš nevalgyčiau, Tai ką mes sugalvom tikrai nematai. ta prasme, kad čia valgomumo skalė. Jau paskutinis už 12 ribos, jau jeigu Valinskis nevalgo, tai jau niekas. Nors vardan eksperimento galim būtų pamėginti. O ką būtų sugalvoję? Raudonai ikrai. Raudoni ikrai? Valgo. Tas apie ką yra. Tai yra iš 2 žodžių tas. Taip, 2 žodžiai atsakymas. Vaisius plačiaja prasme, tai gali būti ir vaisius, taip kaip mes suprantam, ne augalo vaisius, bet būna moters vaisius gali būti. Taip, būna ne tik augalų vaisiai, būna ir kitų. Tai gerai, aš pasakysiu, tai yra su žmogaus vaisiumi susiję, ar ne? Ne. Ne. Ten medžio augantis vaisius. Ne. Ne augalas. Su augalais ir gyvūnais nesusiję. Aš jau sakiau. Po baltų gaubto apskritai yra... Kaip čia pavadinti? Ne, materialus daiktas, taip. Ar tas daiktas materialus, ar ten yra atsakymas? Taip. Ar materialus daiktas yra Taip, po... tas daiktas čia visas ir yra. Yra. Pats daiktas. Pats tas kažkas.
Supratau, tai neužrašas ant. Gal čia prieskonis? Ne. O jisai būna didelis, ar čia tik jo čia tik gal dalelė to viso to daikto? Ne, jisai čia yra visas. O didelis, tai jis būna skirtingų dydžių. Taip, bet toks gali būti. Ir visai mažiukas. Ir čia toks, kad tilptų mes paėmėm tokį. Galima kito klausimą, ne? Ne, čia jau reikia išsiaiškinti. Klauskit. Aš jau paklausiu. Kurį? Kitas klausimas. Neturit klausimą. Galit klausti 2 kartus iš eilės. Aš prisiminiau Arūno Vestą neseniai projektą Raudona nosis. Ar antras žodis nenosis? Ne. Tyčia nebeturiu klausimą. Ne. Antras klausimas. Ar tas, vaisius, ne vaisius, daržovė, ne daržovė, gydo jisai? Ne, greičiau atvirkščiai. Tai yra medicinos, tai tarkim, kaip žolelės kažkas tokios. Ne, augalas man visai. Ne. Pavojingas žmogui šiaip yra, ta prasme, būt šalia jo, gal jis čia uždengtas kažkam yra, ne? Būt ne, bet šiaip jis pavojingas. Pavojingas. Taip. Prie jo liestis negalima. Ranu, pavyzdžiui, ranką paimta. Galim. Aš kai atidengsiu, paimsiu. Bet jis šiaip pavojingas žmogui. Nežinau, nei ko klaus net. Užstrigom. Termometrė jo nebūna to daikto. Ne. Nebūna. Gal čia dumbliai? Ne. Pats daiktas, jeigu jis nepagamintas, jis tai natūralios kilmės yra toks. Taip, natūralios kilmės daiktas. Jis auga ant žemės. Taip. Jis auga ant žemės. Bet jeigu jis auga, tai jis augalas tuomet yra, ar ne? Ne, ne viskas, kas auga, yra augalai. Galiu klausti? Taip. Tai Azijos šalių produktas? Ne. Tai grybas? Bet gali būti ir... Grybas tai? Taip, tai grybas. Ne, tai jeigu pavojingas, tai nusimirė greičiausiai. Nu, tai spėk. Spėjat? Bando. Ar dar ne? Spėk. Dėmesio, Vytautas Baldžiakas bando atsakyti. Kas yra po baltų gaubtu, prašau. Raudona musmirė. Raudonoji musmirė po baltų gaubtu. Va kokia. Va kokia musmirė. Galų gale. Ilgai jūs čia grybavot. Viena ir kita pusė iškart atmetė grybus, kadangi grybai nėra augalai. Grybai nėra augalai, kadangi jie... Kažkaip tai buvo sakyti, kad tai Lietuvoje neauga likti. Lietuvoje auga. Lietuvoje auga. Net nebuvo klausimų. Jau susimaišėm čia. Aš pradžioj, pirmas buvo mano variantas, raudonviršis, bet kadangi 2 žodžiai buvo, apie grybus buvo pirma mintis, kai raudonai knyga netiko. O paskui su augalais, va šitoj vietoj mes ir pasidūrėme. Ir nugrybavot į augalus. O pagrindinės 3 karalystės yra gyvūnai, augalai ir grybai. Pati didžiausia. Taip, pati didžiausia. Na kągi, tai lieka pasveikinti galų gale mūsų pirmoje pusfinalio nugalėtojus. Puikiai žaidė Melisandra ir Algis, linksmai nusiteikę, jie palieka mūsų žaidimą. Na, svarbiausia, kad azartas liko. Geri prisiminimai ir šypsena neišnyksta iš Melisandros lūpų. Taip, ir mamytė dabar Google'e sėdės visą savaitę, bus namų darbų. Apie musmirės. Taigi, dėkojame ir sveikiname mūsų pirmojo pusfinalio nugalėtojus. Sėkmės finale. Antrasis pusfinalis ir prie stalo vyriška kompanija. Man iš dešinės prie baltojo stalo Gediminas Krasnickas ir Giedrius Žunda. Gediminai, mes jau matėsi, dalyvaudavot aktyviai ir štai dabar atsakėte internete BTV puslapyje į atrankinį klausimą ir patekote prie stalo. Pasilgot žaidimo? Be galo. Be galo. Gerai. Na, o Giedrius pirmą kartą? Taip, debiutuoju. Na, palinkėsim puikaus debiuto. Kur dirbat, iš kur atvykot? Dirbu biotechnologų, Sikor Biotech, atvykau iš Vilniaus. Puiku. Na, jau turbūt visos biotechnologijos ir visi klausimai su biologija jums būtų parankus. Aš tikiuosi, kad bus parankus. Bet musmirės daugiau nebebus jau. Ir prieš jūs prie juodojo stalo Rimgaudas Leminskas ir Nerijus Petrulionis. Abudu debiutantai. Aš taip. Jūs taip, o jūs jau... Esu kažkada tai Kažkada žaidęs. labai seniai. Taip. Trumpai apie save. Esu iš Utenos, dirbu policijos komisariate. Policijos komisariate? Taip. O kuom?
Operatyvus valdymas skyriaus viršininkas. Vizitinę paliksit po laidelės? Būtinai. Būtinai. Gerai, tai jau ten bus galima prasinešti betoniniu keleliu per Uteną. Mes irgi turėsim iš jūsų tokią prašymą, kadangi Seime dabar svarstamas mūsų įstatymas naujas policijos. Tai kaip ir balsą turim. Linkiu ir vieniems, ir kitiems sėkmės. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra vaivorykštė ir viskas, kas susijęs su ja arba 7 vaivorykštės spalvomis. Turbūt akilai stebėjote pirmąjį pusfinalį, kaip ilgai grybavo su baltų gaubtu, bet tikėsimės, kad nemažiau atkakli kova bus ir antrajame pusfinalyje. Jūs pirmieji pradedat ir už teisingą atsakymą kažkuriai iš porų bus įteiktas štai šis prizas. Citrosept Organic. Didžiausia bioflavonoidų koncentracija turintis greipfrutų sėklų ekstrato lašai turbūt geriausia dovana šaltuoju sezonu. www.citrosept.lt. Jūs pirmi, baltieji pradeda, bet neaišku, ar laimi. Muzikos kūrinys. Ar tai klasikinės muzikos kūrinys? Ne. Tai ne klasikinės muzikos kūrinys. Turėjote omenyje Žydrąjį Dunojų, įtariu. Pavadinime spalva yra? Taip, pavadinime yra spalva. Lietuvių autorius? Lietuvių. Daina. Taip, tai daina. Ar yra minima žodis susijęs, kur sustoja autobusai toje dainoje? Ne. Tai ne žalioj stoteliai. Šiuo metu dainuojama daina, populiari? Taip, tikrai esate tikrai ją girdėję ir gal anksčiau radio stotis ją dažniau grodavo, bet ir dabar tikrai ją galima išgirsti. Tai estradinė daina? Jeigu estradą laikysime plačiaja prasme, populiariąją muziką, taip, tai yra estradinė populiari daina. Tai neraudonas, su raudonas spalva susijusi... Ne. Nesu raudonas spalva. Viena atkrito. Galbūt ją dainuodavo Stasys Povilaitis? Ne. Tai gal ją dainuodavo Mamontovas ir Foje? Taip. Šią dainą dainuodavo Mamontovas ir Foje. Prašau. Geltoni krantai. Geltoni krantai. Kaip pirštų į akį. Bravo. 1-0. Geltoni krantai. Antrojo pusfinalio antrasis raundas. Jums reikia pasistengti, jeigu laimi juodieji, jie patenka į finalą, jums dėja reikės tenkintis tik tuo malonumu, kurį jaučiat žaisdami. Dėmesio prizas. Jūsų laukia naujas, jaukus ir svetingas restoranas White House, įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Pamėnkalnio gatvėje, Pramogų banke. Pirmieji dabar klausia Rimgaudas ir Nerijus. Žinomas žmogus. Lietuvis? Taip, lietuvis. Su raudona spalva susijęs? Ne, nesu raudona, kas čia gali būti. Kompozitorius Raudonikis. Šitą turėjote omeny. Ne. Politikas? Ne. Ar šiuo metu gyvas? Taip, ačiū Dievui ir daug dievėms sveikatos ir ilgų metų. Dainininkas? Ne. Šou verslo atstovas? Ne. Aktorius? Ne. Su žalia spalva susijęs? Ne. Ne. Nesu žalia. Su violetinė spalva gal susijęs? Ne ir nesu violetinė. Su geltona? Ne ir nesu geltona. O jo pavardė yra ta spalva kažkaip tai? Taip. Galbūt tai yra žinomas Galiūnas? Ne. Tai nežinomas Galiūnas. Sportininkas? Taip. Šis žmogus yra sportininkas. Ar tai lengvosios atletikos atstovas? Ne. Tai sportininkas, kuris žaidė krepšinį už Atlantą. NBA. Taip. Rizikuoju. Rizikuojat, prašau. Žydrūnas Ilgauskas. Žydrūnas Ilgauskas. 2-0. 2-0.
kaipgi, aš galvoju, kad dabar jau jūs tikrai. Žydrūnas Savickas atkrito, vardas Žydrūnas ir reikėjo tik tais kitą sporto šaką. Krepšinis, mūsų antroji religija, Žydrūnas Ilgauskas. Gaila. Na ką, jums tai lieka laukti kito karto, palinkėsim jums sėkmės, o jūs liekate prie stalo. Netrukus pradėsime finalą, bet prieš tai džiaugsmas salės žiūrovams. Jums atiteks prizas tam žiūrovui arba žiūroviai, kuris atsakys, kas bus po baltų gaubtu. Baltas gaubtas. Štai kažkoks mažas stebuklas atkeliauja ant mūsų stalelio po baltų gaubtu. Ir dėmesio, mėly žiūrovai, prizas, kurį galite laimėti ir tikiuosi kažkas iš jūsų jį laimės. Acme siūlo platų, skirtingų parametrų LED ir CFL lempučių asortimentą, kuriame kiekvienas efektyvaus energijos naudojimo šalininkas ras ką išsirinkti. www.acmemedia.lt. Taigi, na kasgi čia gali būti? Prašau, jokių variantų. Pasakysiu tada spalvą, su kuriuo susijęs čia esantis kažkas. Tas kažkas yra susijęs su visa vaivorykšte. Prašau? Vėliava vaivorykštės spalvos. Kokia vėliava? Nu, tai mažumų. Kieno vėliava? Mažumų. Mažumų? Iš kur jūs žinot? Taip, po baltų gaubtų yra vaivorykštinė vėliava. Štai. Vaivorykštinė tikra vėliava. Įtartinai lengvai atspėjo. Nors kas įdomiausia, kad vaivorykštinė vėliava sudaro tik 6 spalvos. Nėra žydros. Yra violetinė, mėlyna, žalia ir taip toliau. Žydros nėra, bet vis tiek tai vadinama vaivorykštinė vėliava. Sveikinam! Jūsų prizai, na o mes trumpai atsipūtę keliaujam į finalą. Finalas. Vienintelę damą jūs išprašėte iš mūsų žaidimo. Finalas vėl labai vyriškas. Na, jūs kaip sėdėjot prie juodojo savo laimingo stalo, taip ir likot, jums teko pakeisti spalvą. Pažiūrėsim, ar tas pasikeitimas jums bus naudingas. Finalo pirmojo raundo prizas. Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika kviečia apsilankyti finalo nugalėtoją. Aukščiausios kvalifikacijos medikų komanda, dirbanti ištisą parą. Kiekvieną naują dieną sutikite sveiki ir laimingi. Audrius Rūtė ir Vytautas Baldžikas prieš Rimgaudą Leminską ir Nerijų Petrulionį. Jūs ilgiau vargot savo pusfinalyje? Grybavau. Grybavot ilgai. Na, šitų turbūt raudonųjų nerenkat. Ne. Nebent uošviniai. Žalsvasis renka. Ai, žalsvasis renkat? Supratau. O kam? Uošviniai. Kaip čia taip? Dėmesio. Jūs pirmieji pradedat. Vandens telkinys. Ar tai upė? Taip, tai upė. Atsidūso Oranžinė upė Afrikoje. Vytautas Baldžikas ir sako, jog tai yra oranžinė, arba tai gali būti oranžinė upė Afrikoje. Mes su spalvom yra daugybė upių. Rizikuojat? Rizikuojam. Rizikuojat. Kad nereiktų vargti su musmirėm. Taip, negrybavau. Taip, tai oranžinė upė. Bravo. Na, finale, taip, yra buvę tokių mūsų žaidime atvejų, kaip ir tą pačią stintą neperseniausiai atspėjo iš pirmojo šūvio, bet dabar tuo pačiu gali atsilyginti ir juodieji, kurie pradės finalo antrąjį raundą. Trauktis jums jau nebėra kur. Ryžto ir sėkmės. Antrasis finalo raundas. Rimgaudai ir Nerijau, publika jūs drąsina.
O baltieji laukia savo šanso nugalėti be ypatingo vargo 2-0 ir keliauti į finalą. Tikiuosi, jums to nelabai norisi. Nelabai. Nelabai. Ką kolegos pasakys jums Utenos policijoje, jeigu pralaimėsit, Nerijau? Nieko, žaidimas yra žaidimas. Ir tai laimi stipriausias. Dėmesio, antrasis finalo prizas. Tarptautinis implantologijos centras MIR. Aukščiausios kokybės burnos priežiūros bei gydymo paslaugos. Nuo pirminės konsultacijos iki sudėtingiausių implantavimo operacijų. Vienas iš žaidėjų mėgstamiausių klausimų. Manau, kad labai įdomu stebėti ir žiūrovams prie televizorių ekranų. Tai yra personažas. Ar tai pasakos personažas? Ne. Tai ne Raudonkepuraitė. Ten 2 žodžių personažas. Ne. Ne 2 žodžių. Tai vieno žodžio. Taip. Atsakymas yra vienas žodis. Su juoda spalva susiję. Su juoda spalva. Jūs matėt vaivorykštį su juoda spalva? Ne. Tam pavadinime ta spalva figuruoja? Kino pavadinime. Nu, to personažą. Taip. Vienas žodis. Be abejo, jis turi būti. Tai filmo pavadinimas? Tai personažas. Ar filmo personažas? Ne. Ne. Ne filmo personažas. Tai mėlyna spalva? Ne ir ne mėlyna. Ką turėtų omeny, pasakykit jau dabar, vis tiek mėlyna jau nuplaukė. Apie mėlynakės kažką. Mėlynakės? Mėlynkurkė. Žaliakės jums netinka. Jums kaip tik prie žalios uniformos geriau būtų žaliakės. Ne, nesu mėlyna. Tai literatūros kūrinio personažas. Ne. Animacinis personažas? Ne, ne animacinis. Bet kino filmo personažas? Ne. Gali būti ir kino filmas pastatytas, bet šis personažas pirmiausia atsirado būtent ne kine, o kažkur kitur. Tai teatro personažas. Plačiaja prasme teatro, taip. Tai susijęs su geltona spalva? Ne, su geltona nesusiję. Dvi spalvas jau aš, jeigu neklystu, atmetėm. Tai mėlyna ir geltona. Dar liko 5. Su raudona spalva? Ne, ir ne su raudona. 3 atkrito. Liko 4. Su violetinė spalva tai susiję? Taip, susiję su šia spalva, kurią ką tik paminėjot. Spėjom. Spėjot? Minutėlė, jeigu dabar jūs atsakot teisingai, jūs žaidžiat finale. Jeigu ne, žiūrėsim, ką darys jūsų varžovai. Kol kas jūs pirmaujate 1-0. Operos personažas. Prašau, Vytautas Balidžikas, jūs spėjat? Spėjau, Violeta. Iš kur? Iš operos. Kurios? Nu va, viską. Giuseppe Verdi, Traviata, Violeta. Taip. 2-0. Violeta iš Giuseppės Verdžio operos Traviata. Beje, kokios dovanos ir prizai su gėlėm, su viskuom. Beje, pastatyta pagal Aleksandro Diuma romaną Dama su kamelijomis, bet ten pagrindinė veikėja buvo vardu Margarita, o Traviatoje jos vardas Violeta. Tai prancūzė, Paryžiaus kurtizanė ir labai graudi, bet labai pamokanti istorija, kuri padėjo jums prasiveržti į mūsų žaidimo superfinalą. Jūs nugalėjot. Ir manau, kad pelnytai. Bravo, 2-0. Varžovai paspaudžia viens kitam rankas, kol kas palaukite, nes dabar prieš superfinalą galėsit susikaupti, o trečiojo mūsų finalo raundo prizas, kaip jau įprasta, atiteks kažkam iš publikos. Dėmesio prizas.
kasdien. Naudinga. Pramogai. Svajota. Kiek žmonių, tiek norų. Ir viena lanksti kortelė, bet kuriam jų išpildyti. Maksimos dovanų kortelės. Maksima. Apie dovanas pagalvota. Taigi, mėlyje, prizas vertas tikrai teisingo jūsų atsakymo. Įtariu, kad pageidautumėte išgirsti spalvą. Tiesa? Taip. Tai, kas čia yra, susiję su geltona spalva. Citrina? Ne citrina. Pati citrina nesusijusi tiesiogiai, tik geltonas daiktas, geltonas vaisius. Daugiau variantų? Galbūt bananas. Ne bananas. Ne, tai nesusiję su jokiais geltonais daiktais. Gerai, šiek tiek padėsiu. Atsakymas yra 2 žodžiai. Vienas iš jų susijęs su geltona spalva. Tai, kas čia yra iš popieriaus. Geltonas lapas? Ne. Štai, vaikinas matosi iš akių, tiksliau iš akinių, apsiskaitęs. Galbūt geltona kortelė. Kas? Geltona kortelė kokia nors. Geltona kortelė. Turite omeny futbolo teisėjo geltona kortelė. Taip. Ne. Gerai, padėsiu dar. Tai, kas čia yra, galima skaityti. Prašau. Nebus geltonieji puslapiai, kaip būna telefonų knygoje. Ne geltonieji puslapiai. Nors jau arti. Prašau. Geltonoji spauda? Po baltų gaubtų yra bulvarinė arba kitaip plačiau žinoma geltonoji spauda. Štai, visas šūsnis visokiausios geltonosios bulvarinės spaudos. Bravo! Geltonoji spauda. Na, ne visi jau laikraščiai geltonieji eina. Sutikite, kolega, geltonieji puslapiai ir geltonoji spauda ne tas pats. Ką, sveikinam žiūrovus, pasiplokit patys savo, o mes keliausim į superfinalą. Audringi plojimai superfinalo dalyviams. Jūs turėsite 1 minutę laiko atsakyti į klausimą ir laimėti sėkmės atveju vieną iš štai šių puikių 6 prizų. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Unibet, viena seniausių lažybų bendrovių Europoje, dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unibet – žaidėjai žaidėjams. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą, su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Kuris mesis kauliuką? Bandysiu aš. Debiutantas. Audrius Rūtė. Vytautas Baldžiukas, sunkioji artilerija, lieka vietoje. Prašau, išrinkit, ką reikėtų. Aišku, turbūt norėtumėt piniginio prizą. 5000 dar. Kampo. Ar kampo? Odinio. Tai reikėtų 2 arba 3. Užsakymas aiškus. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą, su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių.
Ilsėkitės patogiai. www.renlena.lt 6,5 tūkstančio litų. Tiek galėsite savo išleisti, tiksliau pasiimti šią dovaną, jeigu atsakysite į superfinalo klausimą per 1 minutę. Mūsų žaidimo tema, dar kartą priminsiu, vaivorykštė ir jos spalvos. Jūs pasiruošę? Taip. Dėmesio. Literatūros kūrinio pavadinimas. Minutė prasidėjo. Stendalio kūrinys. Ne. Yra geltona spalva. Ne. Juodas... Ai, vėl juodas. Ne. Nėra. Tai žalia spalva. Taip. Lietuvių autorius. Ne. Europos. Ne. Amerikos šeima. Taip. Yra žodis mylė. Yra. Spėjam. Jau spėjat. Žalioji mylė. Žalioji mylė. Tai mūsų superfinalo laimėtojai. Bravo. Bravo. Neprireikė net viso laiko superfinale. Ir laimit puikų prizą. Renlena. Čekis. Na jau kaip norėjot, taip ir laimėjot. 6,5 tūkstančio litų. Išsirinksit, kaip dalinsitės. Jums 500, jums 6 tūkstančiai. Taip. Panašiai. Jausim. Jausit. Kampą. Stevenas Kingas, Žalioji mylė, ir be abejo šis kūrinys labiau žinomas kaip ekranizacija kartu su Tomu Hanksu ir dabar jau dėja, bet amžina atilsį Michaelu Clarku Duncanu. Puikus žaidimas. Šiandien ėjusi viskas kaip iš pypkės, išskyrus 2 momentus. Visų pirma, tai ne geltoni, o oranžiniai dviračiai buvo. Na ir su musmirė tai grybavot tiek, kad praktiškai visos studijos musės per tą laiką užmigo. Bet viską vainikuoja gera pabaiga. Mūsų superfinalo herojai. Vytautas Barčikas ir Audrius Rūtė. Paplokime jiems. Puikus prizas, puikus žaidimas. Ir puikus trečiadienio vakaras su žaidimu. Taip ir ne. Tik per BTV. Viso gero. Iki kito trečiadienio. Ate.